Tai saldžiai ir sūriai. Prisirinkau prekių iš Barboros, kur dabar vyksta saldumynų ir užkandžių mėnuo. Tai palyginsiu po 2 produktus ir žiūrėsim, kurie užkandžiai laimės - saldus ar sūrus. Pirmieji į kovą stoja džiovintas vištienos filė griežinėliai bei kakavinis bisvitas su pieniniu įdaru. Šai nieko. Labai neblogai, turi labai daug baltymų, tai jau labai geras užkandis. Ragaujam priešininką. Labai skanus ir kremiškas, bet šį kartą gal renkuosi šitą sveikesnį variantą. Kažkas keliauja suriems užkandžiams. Kovą stoja sūrainio skonio Pringles traškučiai ir Gudis avižinis batonėlis su obuoliais ir braškėmis. Nuo jo ir pradėsiu. Labai skanus. Labai geras skonis, bet žiūriu, kad ir sudėtis labai gera. Nu, dabar traškučiai. Yra tas sūrainio skonis. Šito šiaip abu labai rekomenduoju. Aš nugalėtojų renku batonėlį. Toliau 2 labai rimti konkurentai. Džiugo džiovinto sūrio kamuoliukai ir pistacijų batonėlis. Wow. Ok, šitą suvalgysiu visą. Dar nebuvo tokios apylygės kovos, bet šį kartą renkuosi sūrio kamuoliukus. Norėjau atsigerti, tai ragausiu šitą Bundaberg gėrimą. Tai jau skaitysim kaip saldų užkandį, o sūrių užkandžių šiai kovai laikysim šias ekologiškas daržovių lazdeles. Kvapas tai labai stiprus. Ok. Tai jie čia viduje kelių skonių ir va šitie pomidorų skonio. Tai labai primena raudonus čytos, jeigu mėgstat, tik tai 1000 kartų sveikiau. Labai skaitu. Paragavus gėrimo, galvojau, kad tikrai jis bus nugalėtojas, bet šitie pramušė. Labai maloniai nustebino ir visgi renkuosi jas. Toliau meniu. Kukurūzų užkandis su sūriu ir biržų duonos Dubajaus brownies. Labai rekomenduoju šitą išbandyti, kol Barboroje vyksta saldumynų ir užkandžių mėnesis, nes žiauriai geri. Na ir deserčiukui. Kokia spalvytė. Labai sunku išsirinkti. Tas brownies tikrai nerealus, todėl renkuosi jį. Bet šitus būtinai pabandykite. Na ir paskutinis duetas. Tai Oreo braškinio sūrio pyrago sausainiai ir paslaptingo skonio Pringles traškučiai. Nu tai ragauju. Negaliu įvardinti kokio jie skonio, gal česnako kokio. Na ir paskutinis produktas. Kvepia labai skaniai. Aš net nesu labai didelė Oreo sausainių fanė, bet žiauriai skanus. Šitą kovą laimi jie. Tai jei gerai suskaičiavau, turim lygiasias ir šis klausimas lieka neišspręstas. Bet savo favoritus aš jau išsirinkau. O kuriai stovyklai priklausytum tu?